Labą dieną, esu Ričardas Šaparauskas ir šiandien mes pakalbėsim apie kaip patogiau, sėkmingiau ir gražiau įrengti butą, kai jį nusiperkam su daline apdaila. Pirmiausia, kadangi mes gyvenam ir butas yra dideliuose namuose, tai gyvenam pakankamai didelioj bendruomeniai ir visada visiems patarčiau pradžioj pradėti nuo to, kad reikia gerbti savo kaimynus. Dėl to organizuojant statybos darbus bute, turėkime omeny, kad žmonės turi ir mažų vaikų, ir turi visi savo privatų gyvenimą. Žmonės nori grįžę po darbo po 6 pailsėti, atsipūsti. Juolab, kad miesto vidaus taisyklėse yra parašyta, kad triukšmauti po 17 valandos negalima. Pradėjęs statybos darbus, pasikabintumėm paprastą elementarų skelbimą, kad pradėsi statybinius darbus ir parašyti būtinai darbo laiką. Sekantis dalykas yra, ko rekomenduotina daryti, tai yra įrenginėjant gipso kartono sienas. Negalima profilių gręžti į grindis, nes jūs turi dažniausiai geruose butuose grindinį šildymą. Išgręžus skylės galite pažeisti grindinio šildymo vamzdynus. Maža to, kad jūs apipilsit kaimyną apačioje, bet jūs turėsit tiek daug rūpesčio, kad turėsit ardyti grindis ir vis tiek reikės suremontuoti, nes grindinis šildymas vienas iš svarbiausių dalykų. Kitas dalykas, visą laiką elektrikus, santechnikus, apdailininkus siūlau imti profesionalius darbuotojus, siūlyčiau imti iš įmonių, kurios turi atestatus. Jums atrodys, kad tai brangu, sutinku, bet patikėkit, jeigu jūs padarysit viską iš vieno karto, tai tikrai bus pigu. Nes jeigu jūs reikės daryti kelis kartus, perdarinit, gadinsit medžiagas, lakstysit iš darbo, atsiprašę savo vadovų, tai tikrai niekam nepatiks ir galutiniam rezultatui jūs neturėsit gero darbo. Sekantis dalykas. Vonios kambariai yra paliekami tik tai įrengiant įvadus ir perimetrinės atitvaras. Tai yra padaryta dėl to, kad jūs galėtumėt pagal savo norus, poreikį, skonį, šeimos narių kiekį įsirengti sanmazgus. Vieniems reikia tik tai klozeto, kitiems reikia vonios. Jaunimas labai mėgsta dušą, šildymą. Būtinai įsidėkit prietaisus reguliuojančius šildymo temperatūrą. Vonioje bus labai malonu būti, vaikai niekada nesušals ir jūs turėsit labai komfortabilią aplinką. Būtina padarius visus betonavimo ir darbus vonios kambarį įrengti sertifikuotą hidroizoliaciją. Privalu tai daryti. Kitas populiarus darbas, kurį klientai labai nori pas save butuose įsirengti, tai kondicionierių įrengimas. Pagal Citus Construction taisyklės kondicionierius negalima įsirenginėti kur nori. Pirmiausia, taisyklė yra paprasta ir pagrįsta tuom, kad namas yra visos bendrijos turtas, ne jūsų vieno ir ne ko nors atskirai, o tai yra viso namo. Juo labiau, kad jūs norite turėti ir po 5, ir po 10 namo, kad būtų išvaizdus ir jo vertė likutinė niekiek nesumažėtų, o dar ir padidėtų. Jūs galite savam balkone įrengti išorės kondicionieriaus bloką, o vidinis, aišku, yra pas jūs. Visais atvejais būtina siūsti mūsų įmonei dukteriniai, kuri eksploatuoja pastatą, ir paprašyti leidimo. Sekantis dar dalykas yra, kalbant apie kaimynus ir triukšmą, žmonės nepatenkinti išoriai kabančiais laidais ir vamzdžiais. Visi nori juos sukišti į sienas. Į perimetrinės sienos, kurios yra atitvaras tarp 2 gretimų butų, kišti vamzdžių, tiek gręžti elektros rozetes, kalti gelžbetonės sienas yra draudžiama. Į gipso pertvaras, kurios skiria jūsų kambarius atskirus, jūs galite vamzdžius paslėpti. Gipso kartono sienas tvirtinant prie vertikalių plokštumų, tai yra prie sienų, būtina įrengti deformacinės siūlės.